sveiki įsijungę Top Sport pirmos lygos pirmenybės, jau 25-ojo pirmenybių turo rungtynės. Čia toks tolimas smūgis, bet Valeckas vietoje. Šį kartą žaidžia kamuolį. O Bivon ir muša štai tokį fantastišką įvartį Martynas Džiugas. Wow. Štai taip, visi tikėjosi perdavimo į baudos aikštelę, o čia paruošti namų darbai, kamuolys atžaistas. Be priežiūros paliktam Martynui Džiugui ir po tikrai sudėtingos traumos pasveikęs Martynas Džiugas dabar muša. Čia pražanga ir kietai užvažiavo iš nugaros. Pabaigos Jurjonui čia nepavyko susistabdyti kamuolio, bet Jurjonas dabar kaip įsiveržė į varžovų baudos aikštelę. Labai gražu ir čia galų gale Ernestas Mickevičius sugeba pasižymėti. Rezultatyviausias Top Sport pirmos lygos futbolininkas didina Bivon komandos pranašumą 2-0 ir šiose rungtynėse intrigos kuo toliau lieka tuo mažiau. Čia Ernestas Mickevičius bėga. Sanoko ryžtasi smūgiuoti iš toli, galingas šūvis, tačiau kamuolys neskrieja šalia vartų. Tai yra neįkainojamas pamokos jaunuoliui ir kol kas jisai iš tikrųjų tvarkosi puikiai. Čia tolimas smūgis ir kamuolys vartuose 3-0. Skirmantas Paukštys paleidžia stiprų tolimą šūvį ir net ir atspėjęs kamuolio skriejimo kampą, Domantas Barkauskas reagavo, bet ne tik atreagavo, bet ir lietė kamuolį, bet padėti komandai šioje situacijoje jau nesugebėjo kamuolys nuo vartininko. Sigis Sanoko irgi turi erdvės dabar ir smūgiui, atlieka tą smūgį ir dar kartelį Sigis Sanoko šauna visai šalia vartų. Smūgis į vartus ir 4-0. Denis Ževžikovas sugeba pasižymėti. Štai taip, ramiu veidu, ką tik pasirodęs aikštėje Ževžikovas siunčia kamuolį į tolimą vartų kampą ir pelno įvartį. Ketvirtasis Bivon ekipos tikslus smūgis ir ką ir kalbėjau, šiandien komanda yra, atrodo, gana pikta už tuos barstytus. Sanoko. Čia apsuka tiesiog aplink save Simoną Galdiką, o čia galimybė ir kamuolys vartuose atsiduria galų gale penktasis Bivon komandos įvartis ir Abubakry Dijopas sugeba pasižymėti. Čia Bivon futbolininkai pozuoja į kameras, iškišo perdavimą Abu Dijopui ir prieš tai tik pakalbėjau apie tai, kad futbolininkas kol kas neblizga įvarčiais, o čia, prašau, sugeba pasidžiaugti pergalę ir dar kartelį tenka pripažinti varžovų pranašumą šiandien. Šiandien labiau nei užtikrintai Bivon ekipa iškovoja pergalę 5-0, čia Denis Ževžikovas ir Ernestas Mockus.